pasidalinti gerąją patirtimi, tyrimų rezultatais, diskutuoti apie skaitmeninių technologijų efektyvesnį taikymą įvairiuose sektoriuose, bendrojo lavinimo mokyklose, profesiniam rengime, aukštosiuose mokyklose, suaugusiųjų švietime. Kiekviena diena turi savo temą ir tuoj aš jas pristatysiu, bet noriu pasakyti, kad šita savaitė yra taip pat Europos skaitmeninio mokymosi ir atvirojo mokymosi savaitės dalis. Kaip ir kiekvienais metais mes esam IDN tinklo dalis ir tuo prisidedam prie bendrosios tokios krypties mokymosi savaičių Europoje. Na, o pradedant apžvalgą savaitės, tai skaidres norėčiau to jums parodyti ir pasidalinti, kągi mes čia turėsim visą šią savaitę. Tai bendrai savaitės tema yra švietimas skaitmeniniame amžiuje, ką galime padaryti geriau. Vadinasi, kalbėsim apie efektyvumą ir kiekviena diena yra skirta kitai temai. Šiandien yra apie tai, kas jau yra, kokia yra kryptis, kur mes einame ir ką mes naudojame dėstydami ir mokydami. Antradienis yra skirtas tyrimams ir lyderystei, vadinasi, antradienį bus pristatymai, kokios skaitmeninės technologijos ir efektyvumas, jeigu nėra tyrimų, taigi tyrimai yra labai svarbi dalis šitos transformacijos ir krypties. Trečiadienis skirtas, gal labiausiai tai profesiniam rengimui ir bendrajam ugdymui, kaip iššūkiai skaitmenizavimo, kaip patirtis skaitmenizavimo reiškiasi mokyklos kasdienybėje. Ir šiandien ir trečiadienis yra skirtas labiau diskutuoti apie tai, ne tik pristatyti, aišku, ir pristatymai svarbus, bet taip pat ir diskusijos. Ketvirtadienį kviečiam į inovacijas švietimui, sužinoti, kasgi yra kuriama, sukurta, bendradarbiaujant tarptautiniuose projektuose, bendradarbiaujant su užsienio partneriais. O penktadienis yra pristatymas institucijų patirties, institucijų atradimų skaitmenizavimo srityje. Todėl man rodos, kad visos dienos yra labai svarbios ir aš dėkoju tiem pristatytojams būsimiemsiems ir šios dienos, kurie sutiko pasidalinti savo atradimais. Na, o apie šią dieną noriu jums pristatyti mūsų pranešėjus, kurių dar ne visi yra čia, man rodos, bet atsiras. Tai ši diena skirta tokiai bendrai apžvalgai, tokiam konceptualiai krypčiai, tai profesorė Airina Volungevičienė, tarptautinė ekspertė ir Europos komisijos daugelio darbo grupių narė, tai, kas susiję su skaitmenizavimu, taip pat VDU švietimo akademijos inovatyvių studijų instituto vadovė, pristatys apie pagrindinės europinės skaitmeninės transformacijos kryptis ir praktiką. Na, džiaugiamės savo tarpe taip pat turėdami Kęstutį Jovaišą, kuris pristatys konkretų EdTech sprendimą, platformą, kuri padeda sukurti traukiantį mokymosi turinį, kuri ugdo ne tik dalykinės, bet ir 21 amžiui reikalingas kompetencijas ir kaip mes galėtumėm, ką iš to galėtumėm pasimokyti, pritaikyti ar pagalvoti apie tai. Tai tikrai labai džiaugiamės, kad ne tik tai teorija, bet ir konkreti praktika bus šiandien pristatoma.
Taip pat turėsime svečiuose profesorę Liną Kaminskienę, kuri pristatys, kokia kryptis yra mokytojų rengime. Iš tikrųjų, kaip švietimas, koks be mokytojų, ar ne, ir kaip skaitmeninis etechas, skaitmeninės kompetencijos, kaip jos mokytojų rengime, kaip jos ateina, kaip jos reiškiasi, ir tai yra iš tikrųjų labirintai. Ir taip pat turėsim nacionalinės švietimo agentūros EdTech centro vadovę Indrę Šolienę, centrą, kuris vis skamba garsiau ir garsiau ir kur siūlomi ir eksperimentuojami įvairūs mokymosi įrankiai, išmanus skaitmeninis turinys ir dalinamasi su mokyklomis. Tai ačiū pranešėjam, aš tikiuosi, kad visi jau pranešėjai yra. Gal Lina yra, Indrė yra, ne, dar nėra, nesimato, bet neabejoju, kad atsiras, tai todėl dar kol kas nesuteikiu žodį, ne todėl, bet dar Airina, lukterk minutėlę, mes dar turim Dėdam asociacijos vadovės informaciją bendresnė visiems mūsų dalyviam. Labadiena, tikrai labai malonu pasisveikinti visos savaitės pirmą dieną ir tiesiog visiems palinkėti, kad kiekvieną dieną išsineštume kažkokią žinutę savo ir savo organizacijoms. O trumpa informacija būtų tokia, kad yra daromi įrašai, taigi sekite informaciją jdm.net tinklapyje, kur ir bus patalpinta, jeigu kažkam norėsis dar kartelį išklausyti idėjų. Ir taip pat noriu dar pakviesti bendradarbiauti ir dalyvauti šitame renginyje ir tikrai pranešėjai, manau, galės atsakyti į pateiktus klausimus pokalbių lange arba jeigu norėsite po pranešimų tiesiog pasidalinti savo mintimis, kelkite, prašau, rankytę ir tikrai suteiksime jums galimybę bendrauti. Tai tokia informacija ir, manau, galime pradėti renginį. Taip, dėkoju ir tada žodis Airinai ir mes esam sutarę su visais pranešėjais, kad pirmiausia jie pristato po 10 minučių, o po to mes klausime klausimus. Gerai, labą dieną visiems. Tai dalinuosi savo ekranu ir 10 minučių pradedu. Tai paprašė manęs pakalbėti apie tarptautinės skaitmeninės transformacijos kryptis ir praktiką. Tai aišku, aš galvočiau apie Europos aprėptį, kadangi gyvename Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungoje mes turim labai aiškiai nustatytas strateginės skaitmeninio švietimo kryptis. Tai visi jas galime atrasti naršydami Europos komisijos portalus ir vienas iš jų pristato skaitmeninį švietimą ir matome, kaip labai gražiai tiesiog sukategorizuotos tos skaitmeninės transformacijos į tokius, sakyčiau, vienas svarbesnis turėtų būti ne tokios kategorijos dalis, tai yra skaitmeninio švietimo veiksmų planas, kuris iš esmės numato, kokius prioritetinius projektus, veiklas Europos komisija pasitarusi su visomis ES šalimis narėmis yra planuojanti finansuoti ir mes visi dalyvaujame be abejo per savo organizacijas tose veiklos. Ir taip pat išskiria dar tokias dvi labai svarbias prioritetinės kryptis. Tai yra Europos skaitmeninio švietimo platforma, angliškai jinai vadinasi Hub'ą. Ir taip pat dar tokias savirefleksinius įrankius, kurie yra prieinami visoms organizacijoms, kurios nori tapti skaitmeniškai kompetitingomis
ir taip pat jų darbuotojams. Taigi šitas planas yra parengtas iki 27 metų, bet šiuo metu kaip tik yra vykdoma šito plano peržiūra ir jisai iš esmės apima 2 tokias pagrindinės prioritetinės sritis. Viena iš jų yra skaitmeninio švietimo ekosistemos vystymas, o antrasis prioritetas tai būtų skaitmeninių, aš vis tik tai naudočiau kompetencijų ir skaitmeninės transformacijos per skaitmeninės kompetencijas dalis. Tai aš turiu tikrai labai džiaugiuosi turėdama galimybę dirbti skaitmeninio švietimo darbo grupės nare, kur atstovauja Europos nuotolinio mokymosi asociacija ir mandatas jau yra antras šitos darbo grupės ir tai yra būtent darbas su atstovais, kurie atvyksta iš ES šalių, ministerijų atstovai, yra socialiniai dalininkai, tai asociacijos, kurios turi ne mažiau kaip 15 tarptautinių narių. Ir įvairiom kitom formom ir šita darbo grupė peržiūri būtent prioritetus ir skaitmeninio švietimo veiksmų planą. Na ir pirmasis toksai labai svarbus įrankis, kuris iš tikrųjų buvo paskleistas gan anksti, dar gerokai prieš pandemiją, nes modelis atsiradęs buvo 17 metais, Selfie instrumentas, kurį turbūt gerai visi galbūt ir žinote, gal ir nežinote. Tai jis buvo pirmasis, kuris pradėjo kurti duomenis apie skaitmeninę ekosistemą ir vėliau tapo vienu iš prioritetinių tokių to plano dalių. Tai yra, kad kiekviena organizacija skirtingo lygio, šitas modelis yra skirtas švietimo organizacijoms, bet taip pat jis yra pritaikytas ir verslo organizacijoms, kaip organizacijos gali matuotis skaitmenizacijos integracijai į vidų. Na va, ir dabar, aišku, labai yra smagu pasižiūrėti, kaip instrumentai, tokie kaip šis, jų beje yra, jeigu mes pažiūrėsime per pasaulinę praktiką apie 25, taigi ne nuo pandemijos prasidėjo skaitmena, kaip ir EdTechas, jis gyvavo dabar jau 25-26 metus kaip niekur nieko, kaip Europos Sąjungoje ir ypatingai taikant skaitmeninio švietimo veiksmų planą, šalys narės naudoja tokius instrumentus, integruoja skaitmeną labai nuosekliai į visas organizacijos veiklos sritis, ne tik į vieną, pavyzdžiui, infrastruktūrą arba ne tik tai į turinį, bet į visas sritis, norėdamos būti skaitmeniškai kompetentingomis. Na ir pernai metais ES audito rūmai paskelbė ataskaitą, kurioje, pavyzdžiui, matavo kaip tokį selfie įrankį, kuris labai populiarus tarp mokyklų, tai konkrečiai švietimo ugdymo organizacijos, kaip jos naudojasi būtent selfie ar kitų alternatyvių įrankių integruojant skaitmeną. Tai vat matome, kad tikrai pažengę labai stipriai aprėpia paramą mokykloms, dirba su mokykloms yra Ispanija, Portugalija, šiek tiek mažiau Belgija, Bulgarija, nes natūralu, bulgarų yra labai daug skaitmeninio švietimo departamente, netgi kitos šalys. Na ir galime pasižiūrėti, kiek statistikos ateina per Eurostato duomenis iš, pavyzdžiui, Lietuvos. Taigi, matydama įvairią tokią situaciją, labai stiprią atskirtį tarp pažengusių, mažiau pažengusių, taip pat atskirtį labai stiprią tarp EdTecho, kuris vysto labai puikias idėjas ir galingus įrankius. Ir va šiandieną turime vieną iš lietuviškų įrankių šiame seminare. Ir švietimo sistemos, kuri nesusitvarko su pokyčiu, iš tikrųjų labai stipriai nesusitvarko su pokyčiu ir nesusitvarko su didaktika, su skaitmeninė didaktika. Europos komisija įsteigė tokį, kaip ir minėjau, tą platformą, skaitmeninio švietimo platformą Europoje, vadinamą Hubu, kurioje siūlo daugybę veiklų. Iš esmės, ta platforma veikia Teamsuose. Ir čia jūs matote mano darbastalio vaizdą, gal pas jūs jisai būtų šiek tiek kitoks, bet iš principo tai yra gausybė veiklų, tiesiog visiems praktikams, aišku, visos veiklos vyksta anglų kalba, kad ir mažosios šalys, ir didesnės šalys galėtų savo praktikų suburti ir jie tarpusavį bendradarbiauti.
ir aptarinėti, kaip tie instrumentai naudingi, nenaudingi, ką tyrimai rodo, bet svarbiausia misija šičia yra suvesti ETECHą, tyrimus ir praktiką, kad po truputėlį argumentuojant, kaip ETECHas galėtų atsidurti švietime, kokią pridėtinę vertę, kokią naudą turi švietimui kiekvienas iš sprendimų, galėtų būti pagristas toks bendradarbiavimas, tokia diskusija ir įtraukta skaitmenizacija į švietimą vis labiau ir labiau. EDENAS konkrečiai Europos nuotolinio mokymosi asociacija, mes esame atsakingi už žinių kūrimo veiklas ir pasiėmė vieną temą, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas švietime, hibridinio mokymosi erdvės ir arba bet kokią kitą. Mes organizuojame renginius webinarinę formą, kada suvedame didaktiką, edukologiją, tyrimus, praktiką ir būtinai pakviečiame ETECHą. Ir štai tikrai yra nepaprastai gražus atradimas, atvėrimas, kaip gražiai ETECHas, kuris grindžia savo sprendimus dirbtinio intelekto pagrindu, jau nukreipia sąmoningą tokį praktikuojantį vartotoją nuo atviro dirbtinio intelekto įrankių į, sakykime, tvarkingą sprendimą, kuris be abejo reikalauja daug laiko, lėšų ir kompetencijos, kad būtų išplėtotas. Taigi, toliau, turėjome daugybę renginių su daugybė ekspertų, praktikų, bet dar kitos veiklos, čia taip pat vyksta ekspertinės veiklos, kur kiekvienas, absoliučiai jūs, kiekvienas, kuris šiandieną prisistatėte taip maloniai pokalbių lange, galite prisijungti į ekspertų darbo grupę, ten dirba maždaug apie 30-40 žmonių, keletą mėnesių prie vienos ar kitos temos. Ir štai, pavyzdžiui, kuo ji yra naudinga, nes antrasis skaitmeninio švietimo veiklų plano prioritetas, kur minėjau, yra susijęs su skaitmeninėmis kompetencijomis, labai aiškiai savo darbuose tos ekspertų grupės įvardyja, kur padėti, kaip kategorizuoti, kaip suprasti, pavyzdžiui, kompetencijas dirbant su dirbtinio intelekto sprendimais, kompetencijas mokant vaikus, kaip panaudoti dirbtinį intelektą, arba kurios kompetencijos iš esmės yra skirtos tik informatikos dalykui, informatikos mokytojams. Ir štai čia jūs matote vieną iš pasiūlymų tokių ekspertų darbo grupių, būtent Hub'e parengtų, kaip gražiai skaitmeninės kompetencijos, kurias mes turime priimti ir Lietuvoje, labai tikiuosi, kad tai bus padaryta, integruoja ir skaitmeninės kompetencijas visuomeniai ir taip pat atskiria skaitmeninės kompetencijas, kurios skirtos tik tai informatikos dalykų mokymui. Tai štai kitas instrumentas, kuris irgi 17 metais parengtas Europos Sąjungoje ir mes po truputėlį dalyjamės patirtimi, žiūrime į patirtis kitose šalyse, kaip štai pavyzdžiui Portugalijoje, Norvegijoje, kurios yra pažengę skaitmeninių kompetencijų plėtotėje, nes yra priėmę tokius modelius kaip pagrindą už skaitmeninių kompetencijų savo šalyse. Kaip jos plėtoja kompetencijas, kokius formatus siūlo, ar tai siūlo kursus, ar tai kitą formatą, kaip organizuoja tokius mokymus. Ir visa tai yra tarptautinė patirtis, su kuria mes susipažįstam tiek tarptautinėse asociacijose, tokiose kaip EDENAS, tiek Hub'e, tiek ekspertų grupėse, skvoduose vadinamuose, ir taip pat renginiuose, kuriuos organizuoja Europos komisija mums visiems. Dar norėčiau parekomenduoti, tikrai yra parengtos publikacijos, irgi skaitmeninio švietimo portale Europos komisijos pateiktos. Tai matote, jos yra išverstos ir į lietuvių kalbą, tiek apie dirbtinio intelekto ir duomenų naudojimo mokymosi srityse etikos gairės pedagogams, tiek kovos su dezinformacija skaitmeninio raštingumo skatinimu per švietimą gairės. Tai aš nemačiau laikrodžio, gal aš čia ir sutaupiau laiko kitiems pranešėjams, tai ačiū Dievui, jei ne, tai gal tilpau į savo laiką, tai labai tikiuosi tuo. Tai tiek pradžiai iš manęs. Dėkui, Airina, už pristatymą, už tas gaires, už tą dar kartą paviešinimą Europos skaitmeninio švietimo platformos, kuri iš tikrųjų yra vertingas ir prieinamas
kanalas visiems tobulinti savo kompetencijas, savo skaitmeninės kompetencijas. Na, ačiū, o mes keliaujam toliau dabar su pranešimais ir žodis Kęstučiui. Labą dieną visiems. Irina, ačiū labai už gerą pristatymą. Aš gal pasidalinsiu iš kitos pusės ir manau bus labai natūralus tęsinys. Esu Kęstutis Jovaišas, atstovauju įmonę Editai. Mes dalyvavom Europos skaitmeninės švietimo hubo akceleratoriai. Tai reiškia, viskas prasidėjo prieš gerus 3 metų. Mes iš pradžių brandinom idėją, bet vis nesiryždavom. Čia reikia, nereikia, lankėm labai daug mokyklų, gal 300, tiek Lietuvoje, tiek užsienį. Ir vis kirbėjo mintis, kad yra kažkas tokio, ką galima nuveikti ir atrodė, kad jau ir mintis subrendus, bet vis nesiryždavom. Ir pateikėm paraišką į akceleratorių ir patekom tarp 8 laimėtojų Europai. Sudalyvavom, buvo pusės metų intensyvi, sakyčiau, mokymosi ir bendradarbiavimo turbūt programa, po kurios grįžę jau nebeturėjom net minčių grįžiotis atgal, įsteigėm įmonę, subūrėm komandą, investavom pinigų ir kažkuria prasme pradėjom daryti, tiesiog daryti. Tai šiandien labai džiaugiuosi, Editos platforma jau naudoja 70 mokyklų Lietuvoje, esam paruošę jau 11 kalbų, pilnai pritaikę dalykiniam programom ne vienoje šalyje, tame tarpe ir Lietuvoje. Ir šiandien labai džiaugiamės galimybę pristatyti. Tai manau, kad bus toks natūralus tęsinys Irinos pristatymo, tai kasgi gaunasi rezultate, reiškia, iš akceleratoriaus programos. Ne? Tai sekundėlę pasidalinsiu ekranu. Gal galit pasakyti, ar matosi viskas? Taip. Matosi, puiku. Matosi. Tai sukūrėme integruoto ugdymo arba problemų sprendimu grįsto ugdymo platformą pedagogam. Lankydamėsi mokyklose pastebėjom keletą dalykų, turbūt aplankė labai daug organizacijų, kad mokyklos turi labai skirtingą apsirūpinimo lygį. Vienos turi kartingus, kitos stadionus unikalius, smuikus, 3D printerius, robotiką, Lego EV3 rinkinius ir taip toliau, bet neradom nei vienos mokyklos, kuri turėtų viską viename. Ne, ir lyg tai yra tas noras vis dar kažką turėti ir papildomų įrankių ir lyg menamai tai galėtų padidinti kažkokį, galimybės vaikam, turėti prieigą prie šiuolaikinių technologijų ir išsibandyti, bet pastebėjome, kad nepriklausomai nuo mokyklos dydžio, geografinės vietovės, netgi šalies ar apsirūpinimo lygio, vieno dalyko mokyklos labai stokoja, tai yra mokytojų laiko. Mes galim tikėtis labai daug iš mokytojų arba norėti, kad mokytojams štai natūraliai kažkas gausis ir jie norės ir tą ir aną padaryti, bet programos yra tiek intensyvios, tiek yra visuomenės didelis spaudimas, tiek yra su krūviais apribojimų, kad pasiruošti pamokai kažkokią įdomią temą, tarkim, nežinau, ką šiuo metu spaudoje galbūt rašo, arba kažkokie moksliniai atradimai yra labai sunku. Tai tuo pagrindu sukūrėme platformą, aš labai greit pademonstruosiu, kaip jinai veikia. Įsivaizduokime, esame mokytojai ir aš štai turiu kavos pertrauką, galbūt noriu pasiruošti kažkokią įdomią pamoką. Ne? Darau langą, štai sistema prisimena, ką aš rinkausi praėjusį kartą. Visi pasirinkimai yra viename lange, stengiamės, kad būtų kaip įmanoma paprasčiau naudotojui visus pasirinkimus padaryti čia ir dabar, ne, kad negaištinti laiko. Tai pirmą, ką darau, aš pasirenku klasę. Tai gali būti nuo 1 iki 12 klasės, visos Lietuvoje, ką šiandien turim, tarkim, nežinau, renkuosi galbūt 9 klasę, galiu rinktis nuo vieno dalyko iki 4. Ne, visi dalykai, ką mokome šiandien 9 klasėje, yra čia išvardinti, tarkim, nežinau, galiu rinktis biologiją, antrą dalyką galbūt, nežinau, galiu rinktis, nežinau, pavyzdžiui, informatiką, ne, ar panašiai, galiu netgi paprašyti, kad Edita man parinktų 3 dalyką, kaip ingredientą, kuris geriausiai tiks mano pasirinktai temai. Aš galiu rinktis bet kurią subtemą iš mūsų atnaujintų dalykinių programų, ne visos jos čia yra, ar tai bus apie žmogaus organizmą, galbūt biologijai mokomės, medžiagų apykaitą, infekcinės ligas, dauginimąsi, transplantaciją ir panašiai.
Galiu įrašyti savo temą, galbūt noriu kažką pasikartoti iš praėjusių metų, arba paprašyti editos sukurti temą. Tai štai mano pasirinkimai yra iš pradžių dalykai, kaip klasė, dalykai pagal atnaujintą dalykinį turinį. Toliau pasirinkimai mano keliauja į priekį. Aš galiu prašyti editos sukurti man idėją, tiesiog pasiūlyti pamokai arba projektui. Galiu įrašyti savo kokį nori tekstą, galiu net įtraukti kokią nors svetainę arba nukopijuoti didelį tekstą, ką pastebėjome taip pat. Mokytojai netgi įkelia pakankamai ilgą tekstą iš lietuvių literatūros, pavyzdžiui, ar panašiai, ir aplink tą temą arba aplink tą tekstą jau yra kuriamas projektas. Su kolegomis taip pat periodiškai atnaujiname mūsų archyvą iš įvairių mokslinių straipsnių, dažniausiai National Geographic, iš LRT mokslo skilties ar panašiai, apie įvairias temas su jų šaltiniais. Va štai matome, sekundėlę, galbūt jau ir neberastas šaltinis, yra skirtingos temos su šaltiniais, apie ką tai galėtų būti tas projektas. Tai aš galiu pasirinkti kokią nori temą. Ir toliau paskutiniai pasirinkimai yra projektas bus labiau tyrimo pobūdžio, kur reiks galbūt surinkti daugiau duomenų, juos analizuoti, apdoroti arba nagrinėti problemos sprendimą. Projekto stilius gali būti arčiau žemės, tą, ką labiau galbūt apčiuopiam ir galim pamatyti, suvokti, arba netikėtas, kur galime su vaikais kalbėti apie ateitį. Pavyzdžiui, kaip užsiauginti pomidorą Marse, arba kokių tam sąlygų reikia, kaip elektrą atsivesti į dirvožemis, koks turi būti ir panašiai. Ir paskutinė dalis yra mokytojas gali įsivesti kokį nori įrangą, galbūt nori naudoti projekto metu, jeigu mokykla kažkokią įrangą turi. Viskas, mokytojo pasirinkimai baigti, mes kuriame projektą. Niekada nežinom, koks bus galutinis rezultatas, mes tik matome mano pasirinkimus. Yra 9 klasė, tema, biologijai tema yra renkama, informatika yra renkama ir lygiai taip pat renkamas trečias dalykas. Ką aš turiu visada vienodos struktūros projekto aprašymą. Aš turiu paveikslėlį, jis dar užsikraus, turiu pavadinimą projekto problemos aprašymą ir projekto užduotį vaikam. Jeigu man kažkas nepatinka, aš visada galiu pasikoreguoti. Lygiai taip pat aš galiu aprašyti išsamiau, jeigu noriu, arba glausčiau patį projekto aprašymą. Galiu paprašyti, kad man reikia kūrybiškesnės arba sudėtingesnės užduoties, jeigu, tarkim, nežinau, yra gabių vaikų grupė ar panašiai. Galbūt noriu sutrumpinti, lygiai taip pat galiu pasikoreguoti. Ir mokytojas patį projektą gali papildyti įvairių turinių, tai yra susijusiais video, filmų rekomendacijom, patarimais mokytojam, ugdomom kompetencijom, refleksiniais klausimais. LRT mediateką prieš keletą savaičių integravome. Jeigu LRT mediateka randa kažkokį panašų turinį, taip pat pagal raktinius žodžius mes jį čia turėsim. Ir aš sekundę visus iš pradžių paspausiu, mes galime turėti pamokų planus, turime skaičiavimo uždavinius, interaktyves nuorodas ir papildomą informaciją. Tai yra skiltis, kur mokytojas gali pats pasirinkti, kurių reikia, kurių nereikia, aš galiu išimti, tai yra deaktyvuoti arba aktyvuoti dalį. Keletą sekundžių, viskas užsikraus ir pakomentuosiu, ką matysime. Toliau turime paveikslą, pavadinimą, problemos aprašymą. Matote, yra pažymėti visi raktiniai žodžiai arba savokos, kur mokytojas gali labai greit paspaudęs nueiti į Wikipediją ar kitur. Tai yra tiesiog susipažinti su tam tikra informacija, kuri galbūt jam yra nauja. Mes turime projektų užduotį vaikam, mes turime susijusius video, kuriuos galima žiūrėti čia ir dabar klasės metu, jeigu kažkuris video nepatinka, užsikraunam naujus. Turime filmus, jeigu kažkuris taip pat nepatinka, ištrinam, viskas tvarkoj. Galbūt vieną tik tai paliekam. Turime patarimus mokytojams 3 dalykų, kadangi jie buvo pasirinkti. Pamokų planai, kurie irgi yra pagal struktūrizuotą formatą kartu su pedagogais parengti ir automatizuoti. Mes galime juos atsispausdinti esant poreikiui. Ir štai, iš esmės, pamoka yra arba projektas paruoštas darbui.
Ugdomos kompetencijos sistema pati automatiškai parenka pagal mūsų projekto tipą, kokios kompetencijos iš principo yra ugdomos. Galime mes papildomai parinkti, jeigu norime kažką papildyti. Turime refleksinius klausimus, kur taip pat galime turėti gilesnius, paprastesnius, daugiau. Skaičiavimo uždavinius, galime juos sunkinti, didinti kiek ir panašiai, galime turėti ir matyti jų atsakymą. Mediateka nerado šiandien apie vabzdžius, kiborgus informacijos, ne? Va štai turime projektą. Pažymėjom į širdelę, netrukus parodysiu, kur jisai keliaus ir mokytojas gali laisvai susiplanuoti tą projekto įgyvendinimą, tarkim, nežinau, arba tai bus vienos dienos, tai yra vienos pamokos metu, galbūt tai yra kaip namų darbas 2 savaičių trukmės. Galiu vykdyti projektą vienas, galiu įtraukti savo kolegę, štai Kristiną, ir mes galbūt dviese kaip pedagogai tokį projektą įgyvendinam. Išsaugau projekto planą, štai atsirado mano mokyklos kalendoriuje, kurį aš galiu bet kada pasiekti, filtruodamas pagal klasę, tai bus 11, 12 klasės ir panašiai. Mokytojo darbalaukis atrodo taip, norėjome kaip įmanoma daugiau galimybių mokytojams, kad jie galėtų turėti daug paruoštukų. Įsivaizduokim, kad čia yra mokytojo stalčius, darbalaukis, kurį gali bet kurį projektą išimti, ištrinti, prisikurti kiek norim naujų. Einamieji projektai yra visi, kurie yra jau suplanuoti ir įgyvendinti natūraliai, kuriem jau laikas yra pasibaigęs. Tie projektai, kuriuos mokytojas pažymi kaip patinkančius, jie keliauja į tarptautinę biblioteką, kur mokytojai gali dalintis su kitais mokytojais kitose mokyklose, kitose šalyse. Mes galime žiūrėti, ką mokytojai gyvendina mokyklose Prancūzijoje, mes galime matyti, ką įgyvendina mokyklose Lenkijoje ir galbūt Anglijoje, Amerikoje ir panašiai. Tai žodžiu, tokia reikšmė. Ir tos bibliotekos, ir aš svarstydamas arba matydamas, ką įgyvendina galbūt kitos klasės arba kitos mokyklos, galiu savo įsikelti tiesiai redaguojamą versiją ir jau turėti pasipildyti įvairiom skiltim, pasikoreguoti kaip noriu. Ir štai tas projektas jau atidarius mano darbalaukį. Kęstutis, juodraštis, štai matome, jis jau pas mane atsirado. Reiškia, aš tokiu būdu ir pats dalinuosi, tas, kas man pavyko, ir aš lygiai taip pat galiu naudotis tuo, ką įgyvendino kiti mokytojai ir kas kitiem patiko. Tai tiek trumpai apie Editą, ačiū labai už laiką ir mielai atsakysiu klausimus, jeigu kažkokių turėtumėte. Tai labai malonu. Aišku, dėkui Kęstuti labai už įdomų pristatymą ir tikrai aš manau, kad čia ne vienas sudomins nueiti į jūsų platformą pasižiūrėti, kur yra toks platesnis pristatymas, čia labai konkretus jūsų, tikrai labai įdomus EdTech sprendimas ir, nežinau, turėtų būti daug suinteresuotų šituo produktu. Bet negaliu leisti dabar jokių klausimų, labai gaila, labai atsiprašau, bet prašom jūsų rašyti visų dalyvių pokalbių langelyje klausimus, jeigu turėsite, o mes turim dar išklausyti vienos kitos pranešėjos. Tai dabar kviečiu Liną Kaminskienę. Žinau, kad yra. Taip, esu. Labai jo, diena. bet kol kas nematom. Nežinau, bet aš jūs matau, ar jūs čia tik manęs nematot? Aha, dabar jau matom. Nežinau, Taip. visą laiką tiesiog galbūt, kai tikrai daug dalyvių ir tarp tų langelių mes kažkaip pasislepiam. Tai tikrai labai malonu dalyvauti ir manau, kad mes nors visi čia kaip ir dar nelabai ir derinomės, bet labai tokioj gražioj dermėj tie pristatymai ir Kęstučio pranešimas labai tematiškai be abejo užveda diskusiją ir apie mokytojus ir apie tai, kaip visa skaitmeninė technologijų pažanga kokį daro poveikį ir mokytojų rengimui, mokytojų profesiniam tobulėjimui ir panašiem procesam.
Tai aš taip pat turiu keletą skaidrių, norėčiau jomis pasidalinti ir pasistengsiu dabar tą ir padaryti. Taip pat minutėlę. Taip. Tikiuosi, kad jau mano skaidrės matote. Tai, vėlgi, čia toks pakankamai ambicingas klausimas, koks turėtų būti mokytojų rengimas skaitmeninės transformacijos labirintuose. Tai kiek Lietuvoje mes jau turėjome ir dabar tebeturime įvairių programų, projektų, sutikime, kad labai dažnai mes grįžtame prie klausimo, ar mūsų mokytojai yra pasirengę įgyvendinti ir būti tais partneriais, atliepiant tas iššūkius, kuriuos sukelia vis dėlto tos skaitmeninės transformacijos. Ir, taip sakykime, būdama pati akademinės aplinkos atstovė, norėčiau galbūt pateikti keletą įžvalgų, kurias mes randame mokslo publikacijose, tyrimuose. Ir, tie požiūriai į mokytojų vaidmenį, į skaitmenizaciją, sakykime, tokias lyg ir suformuoja kelias stovyklas arba keletą požiūrių. Tai ką mes dažniausiai girdime, natūralu yra tai, kad skaitmenizacijos procesas yra tiek įsibėgėjęs, tai yra mūsų kasdieninio gyvenimo dalis. Ir dėl to mes net ir nekvestionuojame, kad labai svarbu, kad kuo anksčiau mokiniai įgytų gerus skaitmeninius įgūdžius. Ir su šita nuostata iš tikrųjų vyksta labai daug programų, projektų, faktiškai net nediskutuojant, kad to nereikia. Turim pripažinti, kad ir, kalbant apie jau būsimos ir darbo jėgos, būsimų specialistų parengimą, ir verslas labai dažnai kalba apie skaitmeninių įgūdžių ugdymą jau nuo pačių mažiausių metų. Ir mes turime vėlgi šitam kontekste tokias skirtingas patirtis, sakykime, jeigu mes žiūrime į Skandinavijos šalis ir konkrečiai aš turiu Danijos pavyzdį, tai jau vaikai nuo 1,5 metų iki mokyklinio ugdymo įstaigose jau jie iš tikrųjų turi pakankamai aktyvų darbą su įvairiais skaitmeniniais įrankiais. Tuo tarpu, sakykime, kitos Europos šalys, tokios kaip ir Lietuva, čia galėtumėm priskirti Italiją, yra tokios, šiek tiek yra atsargesnės, tai pavadinčiau, ir, jau tas skaitmeninių įgūdžių ugdymas prasideda šiek tiek vėlesnėme laikotarpyje, tai maždaug nuo 3 metų. Taigi, kaip matome, net ES šalių ta situacija ir be abejo, kalbant ir apie mokytojų pasirengimą, atitinkamai šiek tiek skiriasi. Kita grupė, galbūt, kurie mažiau akcentuoja tą tokį darbo rinkos, taip grubiai tariant, diktuojamą poreikį, tai yra nuomonė, kad skaitmeninės technologijos iš tikrųjų praturtina ugdymo procesą. Jie be abejo tai leidžia sudominti, suaktyvinti visą dalyvavimą ugdymo procese. Ir tai gali turėti poveikį geresniems mokymosi rezultatams. Ir pagrindžiant, sakykime, šitą antrąją nuomonę, kuri daugiau galbūt atstovauja tam edukologijos, ugdymo mokslo laukui, ar ne, tai tą pagrindžia atlikti ne vieni, tokių tyrimų yra nemažai, ir metaanalizės tyrimai, vėlgi vykdant įvairius intervencinius tyrimus, kuriuose buvo naudotos skaitmeniniai įrankiai, technologijos,
nustatytas, kad vis dėlto yra teigiamas poveikis būtent, mokinių motyvacijai. O visi žinome, kad jau čia yra du susiję dalykai, kai yra motyvacija aukštesnė, natūralu ir mokymosi rezultatai yra geresni. Bet kaip ir yra visur ir moksle, mes turime be abejo galvoti ir apie tai, kad yra argumentų ir prieš. Ir mes turime lygiai tokių pačių argumentų, kurie, galbūt leidžia pasižiūrėti į skaitmenizaciją ir mokytojų rengimą su tuo susijant šiek tiek kritiškai. Vėlgi, pakartotinai jau analizuojant ir pakankamai validžius duomenys, tai yra dideli duomenų masyvai, tai yra tarptautiniai palyginamieji tyrimai, tokie kaip TIMSS ir PISA. Vėlgi nėra nustatyta, kad tarp skaitmeninių technologijų, jų naudojimo dažnumo ir mokinių pasiekimo, kad būtų kažkoks tai statistiškai reikšmingas teigiamas ryšys. O netgi yra tyrimų, kurie indikuoja, kad, sakykime, jis gali būti tas ryšys ir neigiamas, ar ne? Tai klausimas, kodėl taip yra. Ir vienas iš tų klausimų, dėl ko čia atsiranda svarbus labai mokytojų vaidmuo, todėl kad pirmos grupės tų pozityviai nusiteikusių tyrimų, rezultatai gauti tuo atveju, kai intervencija buvo vykdoma sistemingai, taikant konkretų skaitmeninį įrankį, kažkokią technologiją, buvo išlaikomi tam tikri metodologiniai parametrai ir natūralu buvo gauti teigiami tokie pozityvūs rezultatai. Tuo atveju, kai mes kalbam apie kasdienę aplinką ir šiuo atveju TIMSS ir PISA tyrimai būtent indikuoja natūralų vaiko mokinio pasirengimą, tai tada tie rezultatai nėra tokie jau, bet viskas šiuo atveju, ką rodo tyrimai, priklauso nuo mokytojo kompetencijos, kiek, sakykime, skaitmeninės įvairios priemonės yra naudojamos būtent ugdymo proceso praturtinimui, kiek jisai, sakykime, yra kokybiškai integruotas kaip, toks natūralus procesas. Taigi iš čia atsiranda, tas iššūkis, kad vis dėlto, jeigu mes norim, kad technologijos mums padėtų, mes tikrai turime pakankamai investuoti į mokytojų pasirengimą. Kita tokia nemaža grupė, ką taip pat indikuoja tyrimai, kad, mes susiduriame su pakankamai, tokiu dideliu iššūkiu kaip mokytojų skepsis, kuris gali varijuoti nepriklausomai nuo mokytojų amžiaus, nuo jų įsitikinimų, būtent dėl technologijų naudojimo. Tai yra, kiek mokytojai, priima ir kiek jiem yra priimtina ta nuostata, kad technologijos iš tikrųjų gali padėti ir pasiekti mokiniams geresnių pasiekimų. Taigi čia turime su pakankamai tokiu jautriu indikatorium, veiksniu, kurį pakeisti nėra labai paprasta. Ir kitas, ką mes turim daugiau ne iš edukologijos tyrimų, bet iš psichologų tyrimų, tai yra įvairios problemos susijusios su priklausomybė, socialinio bendravimo problemomis, sveikatos problemomis, būtent per, sakykime, per didelio, sakykime, intensyvių technologijų naudojimo. Taigi, turim tokias už ir prieš dilemas ir tada klausimas yra toks, o šitam kontekste, kaipgi tada mes turėtumėm rengti mokytojus arba galvoti apie mokytojų profesinį tobulėjimą. Tai su kuo sutinka daugelis mokslininkų ir tą parodo tyrimai, kad, vienas ko gero pagrindinis dalykas, kad skaitmeniniai gebėjimai, kalbant apie mokytojus, neturėtų būti plėtojami atskirtyje nuo pedagoginių arba savo dalyko žinių. Kitaip sakant, tai neturi būti, sakykime, priemonė, kuri galbūt labai mokymai, kurie labiau tiktų informatikos mokslo atstovams, bet būtent reikia įvertinti, kad visą laiką tai turi būti sąsaja su tuo, ką veikia mokytojas.
Antras momentas tai yra studijų laikotarpis ir čia taip pat labai yra, manau, svarbus momentas. Tai, kad studijuodami studentai ar mato, ką daro dėstytojai, kiek integruoja technologijas ir jie, kaip besimokantieji, kokią susikuria patirtį, tokią patirtį jie neša į mokyklą. Trečias momentas, tai, ką mes labai dažnai sakome mokytojų rengime yra labai svarbu, tai yra pedagoginė praktika. Tai vėlgi mes turime daug tyrimų įrodymų, taip pat ir tų pačių metaanalizės tyrimų, kad, jeigu mokytojas, būsimas mokytojas, savo pedagoginės praktikos metu mato efektyvų, prasmingą technologijų naudojimą, yra vėlgi didelė tikimybė, kad ir jo nuostata, jo skepsis, jo galų gale ir gebėjimai bus atitinkamai, pritaikyti, ateiti ir dirbti su technologijomis klasėje. Taigi šitie galbūt 3 tokie svarbus momentai, kai mes kalbam, kaip turėtų vykti mokytojų rengimas ir be abejo, kiekviena aukštoji mokykla turi vienokias ar kitokias priemonės ir būdus, kaip tas yra įgyvendinama. Ir aš čia tiesiog norėčiau keletą momentų, tai nėra viskas, kas galbūt šiandien dienai siūloma mūsų universitete, švietimo akademijoje, bet keletas iš jų. Pradedant vėlgi kalbant apie pačius mažiausius, tai yra, jau Vilniuje mes atidarėme spalio mėnesį, Kaune gruodžio 11 atidarysime dirbtinio intelekto ir robotikos laboratoriją, kuri yra skirta būtent ikimokyklinio ir pradinio ugdymo lygmens, tiek besimokantiesiems, tiek mokytojams ir būsimiesiems mokytojams. Ir mintis laboratorijos yra tai, kad čia nėra kuriami produktai, tačiau yra įveiklinami, išbandomi ir patirtimi dalijamasi apie tai, kaip ugdomojoj aplinkoj gali būti panaudoti vieni ar kiti jau sprendimai, produktai, platformos ir panašūs dalykai. Taip pat turime akių judesio sekimo laboratoriją, kuri jau veikia nuo 2020 metų. Tai galbūt leidžia mum, sakykime, suintegruoti labiau mokslinius tyrimus su studijų procesu ir pamatyti, atverti mūsų būsimiem mokytojam iš tikrųjų technologijų pagalba, kas realiai vyksta klasėje jau patyrusio mokytojo akimis, kadangi mes naudojame tokius specialius mobiliuosius akinius ir stengiamės atlikti tyrimus, kurie leidžia fiksuoti patyrusių mokytojų akių judesį skirtingose klasėse, skirtingose ugdymo aplinkose. Ir po to, kadangi kiekvienas patyręs mokytojas, jisai turi savo tokį ypatingą stebėjimo algoritmą, kurį jis gali perduoti ir paaiškinti jau būsimam jaunam mokytojui. Taigi, žodžiu, papildoma priemonė, kuri čia yra naudojama ir mokslui, ir praktikai. Taip pat virtuali didaktinė laboratorija, čia mūsų Inovatyvių studijų instituto sukurtas irgi produktas, kuris yra skirtas tiek studijuojantiem, tiek mokytojam, kurie dalyvauja profesinio tobulėjimo veiklose, išbandyti, naudoti, kurti įvairius skaitmeninius įrankius, ir taip pat dalintis patirtimi. Ir be abejo turiu pripažinti, kad pačių dalyvavimas įvairiuose projektuose ir aš manau, ETECHas buvo tikrai visai sėkmingas šiuo atveju mums projektas, kur buvo galimybė skaitmenizuoti turinį ir taip pat parodyti ir pamatyti, kaip tas padeda ugdant būsimuosius mokytojus. Tai ačiū, galbūt šiek tiek užtrukau, bet... Ačiū, nes labai tikrai svarbi tema mokytojai ir akivaizdžiai iš tų pristatymų matyti, kad
kad visi turim judėti į priekį ir visi judam, ir tech sprendimai, ir mokytojai, ir kryptis aiškiai yra Europos komisijos, taip kad nėra kito kelio, tik tai tempą spartinti. Na, o dabar dar vis nenoriu nieko leisti klausti ir savo, ir kitiem. Ir klausiu, tai paprašysiu jūsų atskirai kiekvieno atsakyti į tokį klausimėlį, kad iš tikrųjų tai kalbėjom apie mokytojus ar ne, ir kad tikrai visko labai daug yra, ir pliusų ir minusų labai daug. Tai ar galėtumėt ką nors trumpai patarti mokytojui, švietėjui, dėstytojui, kaip atsirinkti, kaip nepasimesti didžiulėje skaitmeninėje įvairovėje? Gal galėčiau pradėti vėl taip nuosekliai, Airina, Kęstutis ir Lina. Žinot, iš tiesų tai visų pirma, tai yra skaitmeninės kompetencijos dalis ir lygmuo netgi, nes kiekviena skaitmeninė kompetencija yra 6 grupės pagal skaitmeninių kompetencijų modelį, dar yra aprašytos 6 lygių deskriptoriais. Tai čia komplikuota. Taip, tai yra komplikuota, bet tai turi pagrindo ir pagrindo turi tokio, kad pradedantysis mokytojas arba dėstytojas tai gali pradėti išbandyti jau tuos įrankius, kuriuos galbūt jam siūlo organizacija. Toliau 3, 4, taip sakyčiau, dažnai labai populiariai Lietuvoje vadinamas skaitmeninis raštingumas, tai aš ten moku kažką įsijungti, surandu kur kokią funkciją ir taip toliau ir taip toliau. 3, 4 lygmuo jau pradeda verčia mokytoją arba dėstytoją tyrėjų, tai yra žiūri, kaip skaitmenės didaktikos poreikiai yra išpildomi vieno ar kito sprendimo bandyme. Ir tada atsiranda iš tikrųjų vidinė motyvacija, vidinis poreikis ir vertybės tam tikros ir požiūris susiformuoja. Na ir tik tai 5, 6 lygmuo, kai jį pasiekia mokytojai arba dėstytojai, tada jau jie ieško sprendimų, taiko juos ir rekomenduoja kolegoms. Bet be skaitmeninės kompetencijos lygio, kuris yra nepasiektas dažniausiai, dar yra problema, kad mes neturime informacijos apie validuotus, kokybiškus ETECHO sprendimus. Ir tikrai tai negali būti vienas sprendimas pritaikytas visiems gyvenimo atvejam, ko gero, bet apie sprendimus, kuriuos mes galėtumėm atrasti, kurie jau yra rekomenduotini, bet ne todėl, kad juos, pavyzdžiui, išbandė vienoje pamokoje ten 15 mokyklų ir pasakė, kad taip visai neblogai, bet truputėlį su gilesne argumentacija, gilesniais komentarais, kodėl, kada, kokiam sąlygom tas sprendimas tiko man kaip mokytojui arba kaip dėstytojui, kodėl netiko, nes tai irgi yra labai svarbu, kas man netiko tame sprendime. Ir dar kitas dalykas, kuris yra, žinokit, tikrai ateinantis ir labai labai svarbus dalykas, tai nuo 25 metų vasario 1 dienos iš esmės įsigalios dirbtinio intelekto aktas ES ir kiti dalykai. Ir be tokių tikrai validžių patikrintų sprendimų ir rekomendacijų, mokyklos nelabai galės dirbti ir mokytojai negalės pasirinkti, jie taip pat nebus kompetentingi, nes negalės atpažinti nei šaltinių, nei kitų dalykų, kuriuos jiems generuoja vienas ar kitas dirbtinis dalykas. Tai žodžiu, aš mačiau 3 problemas, dėl ko tai dar pilnai neveikia. Tai pirmoji yra kompetencijos stoka, antroji yra informacijos apie kokybiškus ETECHO sprendimus stoka ir kada jisai mums tinka. Ir trečioji taip pat dar yra reglamentavimas, kuris ruošia mus visai kitam etapui. Dėkui, Airina, už labai platų atsakymą į klausimą. Bet jo, tai dabar prašau, Kęstuti, ką jūs galėtumėt patarti, bet gal taip konkrečiau, siauriau prašyčiau. Nes turim dar Indrę,
Savo jau turim, man atrodo, čia viskas sutvarkyta, gal dabar jau bus gerai. Nežinau, ar mano mintis skambės kaip patarimas, gal labiau skambės iš kitos pusės šiek tiek, vat, ką Irina minėjo, suprantam irgi visokias grėsmės, rizikas ir panašiai, bet labai svarbu paminėti vieną dalyką, kad visų naujų technologijų vienas iš didžiausių variklių yra dažnos iteracijos. Ką tai reiškia, kad tu išleidi produktą, tu kalbi su naudotojais, praleidi labai daug laiko su jais kartu, leidi laiką su mokslininkais, taip toliau, ir tu stengiasi po 2 mėnesių turėti kitą versiją. Tai labai statiniai ilgi tyrimai, iš principo, jie jau yra apie vakarykštės ribą. Iš principo, ne, nu, jeigu mes šiandien labai ilgai tyrinėsim tai, kas buvo prieš metus, šiandien, pavyzdžiui, Editoj mes startavom tik vasario mėnesį, šiandien turim jau 4 versiją, sausį bus, ne, šiandien turim 3, per pusę metų. Ir radikaliai pasikeitė, mes sausį turėsim 4 sausio mėnesį, gegužės mėnesį planuojam išleisti visiškai naują versiją, kuri atlieps specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą individualizuotą. Ne? Tai yra, kuri ir iteruoji labai klausydamas ir žiūrėdamas iš principo žmonių reakcijos, jeigu nori iš tiesų spręsti problemą. Dažnai matome įvairius ETECHO sprendimus, kurie taip niekada iš ofiso ir neišvažiavo. Ne? Nu, va štai yra sprendimas, kažkuria prasme gali panaudoti arba ne, ir jeigu nedaug laiko praleidi su pedagogais, tai dažnai ir gali užstrikti, arba bus toks mėgėjiškas šiek tiek bandymas. Tai mano siūlymas yra klausti kolegų, vis tiek vienas kitas žmogus visada mokykloje bus kažkiek aktyvesnis, pažangesnis, nežinau, domisi naujovėm ir taip toliau. Ir dalyvauja ir konferencijose, dalyvauja susitikimuose su kitų šalių mokyklomis. Ne? Nu, pedagogai labai dažnai keičiasi patirtim tarpusavį. Tai mano siūlymas yra bandyti, nes, nu, kaip su telefonais buvo, kai gavom pirmuosius išmaniuosius. Nu, bandėm, kažkaip gavosi, kažką vėliau naujesnio galim su jais nuveikti ir taip toliau. Yra fantastiškų mokytojų, kurie telefono pagalba gali nuostabią pamoką pravesti, ne? Ir labai priklauso nuo mokytojo pasiruošimo ir drąsos, gal sakyčiau. Su kuo mes susidūrėm, kad mokytojai tiek turi daug pasirinkimų šiandien naudoti įvairius sprendimus labai skirtingiam daiktam. Nu, pavyzdžiui, labai daug su Kahootu matom atsiskaitimų. Ne? Nu, dažna praktika mokykloje, nes paprasta, greita pasitikrinti žinių kažkokį tai lygį. Matome naudojančius įvairias skaitmeninės priemonės ir užsienio tame tarpe, ne? Bet pedagogas turi tiek mažai laiko mokytis dirbti su konkrečiu sprendimu, į jį gilintis, nu, bet ir didinti kompetenciją, kad per metus gali išbandyti turbūt maksimum 1 arba 2. Nu, negalim tikėtis, kad va štai ant stalo bus 20 sprendimų ir pedagogas kažkaip galės vienu metu visus 20 ir išbandyti, nėra tiek laiko. Bet bandyti reikia. Ne? Bandyti, klausti kitų, kalbėtis, diskutuoti tarpusavį, klausti kitų patirčių ir tokiu būdu atsirinkti tai, kas labiausiai tinka. Ir turbūt, nu, mes labai dažnai su virtuve lyginam sprendimus įvairius. Aš mėgstu gaminti, tai jeigu aš virtuviai turiu ir orkaitę, ir kaitlentę, ir keptuvių, ir ten puodų visokių, tai ir aš esu šefas savo virtuviai, tai įrankį aš pats pasirenku. Ne? Ir kuo dažniau gaminu skirtingais, tuo turbūt ir mano, nu, žinios ir supratimas, kaip tą daryti gerai ir kokius įrankius naudoti, geriausiai turbūt ir atsiskleidžia, kai aš klausinėju, skaitau apie tai ir pats bandau. Tai mano siūlymas yra bandyti, nebandyti vienu metu 20, paimti 1, 2, kitais metais kitus ir klausinėti pedagogų kitų, o kaip kitiems sekasi. Aš manau, kad iš čia turbūt yra ta geriausia praktika formuojasi. Dėkui už atsakymą. Na ir gal jau vis tiek, sakiau iš eilės, tai Lina dabar pačiai. Aš labai trumpai. Aš labai trumpai ir Irina ir Kęstutis daug pasakė, tai aš tik apibendrinu. Kalbant paprastai, įrankiai, kurie siūlomi, priemonės turi būti paprasti naudoti mokytojui, tada jie tikrai bus priimtini. Jeigu įrankis labai sudėtingas, yra iš karto atmetimo reakcija,
Turi matyti mokytojas akivaizdžią naudą ir aš čia tikrai labai pritariu, geriau pasiimti 1-2 ir matyti, kiek jis tas priemonė, kiek jinai yra naudinga tiek pačiam mokytojui, tiek mokiniams. Ar per tą naudojimo laiką mokytojas pamato akivaizdų pranašumą, netgi ne tik naudą, bet pranašumą prieš Kahutą, pavyzdžiui, panaudojęs Editos ar ne platformą. Ir, manau, yra irgi labai svarbus momentas, kad turi turėti galimybę pats mokytojas ne tik tai, kad jam viskas supakuota, sudėta, o irgi kurti, adaptuoti, koreguoti. Bet jeigu šitie dalykai yra, tai yra labai didelė tikimybė, kad jinai bus naudojama ir mokytojas tikrai atras vertę. Žinom, kad yra, bet negirdim, ir aš bent nematau. Na, ko gero, tai yra problemos su kompiuteriu, labai gaila. Ar bandot kalbėti? Margarita, Indrė bando, bet yra matyti tikrai techninės problemos kažkokios. Jo, čia yra kažkokios techninės problemos. Taip, bet mes turime Indrės labai puikų pristatymą, skaidres ir jeigu ir nepavyks mums taip jos pakalbinti ir pamatyti, tai tada mes turbūt skaidres įkelsim tiesiog į šios dienos renginio tvarkaraštį ir visi galės susipažinti. Na, dar truputėlį laukiam. Bandau per kitą prieigą, nežinau, ar pavyksta. Puikiai. O, matom. Indrė Rita pavirto. Gerai, tai sveika. Tai gal mes galime padėti Indrei tas skaidres rodant, nes jei dabar bus komplikuotai, aš įsivaizduoju, tai gal galėtume mes atidaryti skaidres, o Indrė komentuoti. Indrė gal patogiau būtų. Taip, Nežinau, viskas. kaip matosi, liktais paleidau, bet nežinau, ar pavyksta. O, puikiai. Matom, viskas Taip, yra laba gerai. diena, atsiprašau už nesklandumus, labai malonu, ačiū Margarita už kvietimą ir malonu dalyvauti jūsų tokioj įdomioj diskusijoj, aktualioj šių dienų. Na ir bandysiu gal taip greičiau prabėgti tiesiog tą tematinę dalį, visą, kurią buvau pasiruošusi. Tai šiai dienai esam tokioj tarpiniai stoteliai, baiginėjame tech projektą, kuris buvo įgyvendinamas 2 metus ir turime rezultatus, kuriais norisi pasidžiaugti, norisi su visais dalintis, bet ir kartu galbūt truputėlį pagalvoti ir į priekį, o kas toliau, kokie yra suplanuoti tiek mūsų valstybės, ministerijos planai, nes skaitmena kaip prioritetas išlieka tiek ir mūsų valstybėje, tiek ir matėte Europos komisijos ne vienoje programoje, tai tikrai čia yra tik tais startas transformacijai, kurią labai tikiuosi didesnę pamatysime ir ateityje. Tai tuomet, jeigu galima būtų sekančią skaidrę. Taip, tai valstybės investicijos ir planai artimiausi, iš ties ką labiausiai matyt galima būtų išskirti ir tiek nacionaliniam pažangos plane, kaip matome, kad didelis dėmesys yra skiriamas valstybės paslaugų skaitmeninimui, išskiriant ir įvardinant švietimą kaip vieną iš prioritetų taip pat. Na ir jau žvelgiant žemiau į kitus mūsų valstybės strateginio planavimo dokumentus, tai švietimo srityje galima būtų įvardinti švietimo plėtros programą kaip vieną iš pagrindinių, kurios pagrindų planuojamos ir investicijos. Tai norėjusi tiesiog galbūt keletą paminėti strateginių projektų, kurie numatyti 2030 švietimo plėtros programoje, tai pirmiausiai skaitmeninė švietimo transformacija,
Šį projektą aš pati atstovauju ir projektas jau, kaip minėjau, keliauja į pabaigą. Ir kitas projektas, kuris šiuo metu įgyvendinamas, tai yra ugdymo priemonės mokyklom, tikrai didelis 52 milijonų vertės projektas, kuris daugiau yra orientuotas į infrastruktūrą. Tai skaitmeninė švietimo transformacijos EdTech projektas, daugiau pačios kultūros, požiūrio, supratimo mūsų plėtimas, skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir plėtimas supratimo apie pačią kokybę. O ugdymo priemonių mokykloms projekte orientuojamasi daugiau į infrastruktūrą, tai reiškia kompiuteriai, kompiuterinė technika mokyklom, pakrovimo stotelės, tai yra ta bazė, kurią turėtų turėti mokyklos, kad galėtų tinkamai ir efektyviai naudoti skaitmeninį turinį. Na ir visuomet, kai norisi kalbėti apie valstybės planus ir tai, kas jau yra padaryta ir kokius mes kaip valstybė galbūt matome raudonus taškus ar ne, į kuriuos reikėtų orientuotis ir koreguoti, tai norėčiau paminėti šiuo metu valstybės kontrolės vieną iš atliekamų auditų, kuris tikrai, manau, kad bus stiprus pagrindas mums tolimesniai plėtrai ir kryptim susiformuoti. Šiuo metu valstybės kontrolė audituoja skaitmeninę švietimo transformaciją, daugiau ne kaip patį projektą, bet kaip sritį, tai yra valstybės investicijas į skaitmeninį švietimą nuo 18 metų, tai tikrai tai bus dokumentas, kuris iš esmės atskleis, pademonstruos ir atsakys į labai daug klausimų, tai yra kokios buvo investicijos, į ką buvo investuota ir matyt, orientuojantis į tai kokios turėtų būti ir ateities kryptis, stiprinant skaitmeninę transformaciją. Taip, tai pats EdTech projektas, matyt, jau ne kartą buvo girdėtas, tai tikrai labai stengsiuosi neišsiplėsti, bet projekte orientuotasi buvo į 3 pagrindinės tematinės sritis, tai yra inovacijų kultūros skatinimas, noras telkti visą bendruomenę, stiprinti EdTech ekosistemą ir šioje dalyje tikrai išskyrėme, kad svarbus yra visi dalyviai, tiek mokytojai, kūrėjai, mokslininkai. Ir visos grandys gali transformuoti mūsų švietimą susitelkę, nes visi dalyviai, visos rolės yra svarbios ir čia labai didelę dalį svarbią vaidino tas vertybinė dalis ir požiūris, nebijoti eksperimentuoti, bandyti ir ieškoti inovatyvių būdų pasitelkiant technologijas. Inovacijos kultūros skatinimo dalyje mezgėme tarptautinės partnerystės su užsienio šalimis, organizavome renginius, konferencijas, hakatonus. Skaitmeninių kompetencijų dalyje didelį dėmesį skiriame skaitmeniniam kompetencijom tiek mokytojų, pedagogų, tiek ir aukštųjų mokyklų dėstytojų. Na ir šioje dalyje buvom išsikėlę tikslą taikyti Europos komisijos gaires DIGICOM 2 ir 2.2 ir jomis remiantis prieš keliant ir stiprinant skaitmeninės kompetencijas, visų pirma, pedagogas įsivertina, kokio lygmens jo yra skaitmeninės kompetencijos, kad galėtų pakopos atitinkamai kelti įgūdžius ir kompetencijas. Tai Irina labai gražiai pristatėte, kodėl tai yra svarbu ir kokios skirtingų lygmenyje rolės numatomos ir įgūdžiai ir gebėjimai. Tai išties projekte tai buvo mums taip pat labai didelis patyrimas ir kryptis susiformuoti labai aiškiai, tai kokių kompetencijų ir įgūdžių mes norime iš pačio mokytojo mokykloje. Skaitmeninio turinio dalyje, tai visgi sudarė didžiausią investicijų dalį, buvo kuriamas skaitmeninis turinys, kuris nemokamai prieinamas mokykloms ir skaitmeninis turinys, kuris skirtas aukštųjų mokyklų studentam. Projekte dalyvavo 23 aukštosios mokyklos. Ir visa praktiškai projekto kryptis ir esmė jinai fokusavosi į 3 tokias kertinės sritis. Tai visų pirma, tai yra žmogus, pedagogas, tai jisai turi būti stiprus, pasitikėti savo skaitmeninėmis kompetencijomis, įgūdžiais, gebėti atsirinkti tinkamą skaitmeninį turinį,
tada mes turime turėti pakankamai kokybiško skaitmeninio turinio ir didelį dėmesį skiriame aiškindamiesi, tai koks tas skaitmeninis turinys turėtų būti skirtas mokyklom, kokio jo reikia. Ir vėliau skaidrėse pademonstruosiu, kokias skirtingas kryptis, kuriant skaitmeninį turinį, keliavome su ekspertų komandomis. Na ir be abejo infrastruktūra, tai mokyklos, kad gebėtų panaudoti sukurtą skaitmeninį turinį, turi turėti reikiamą infrastruktūrą. Projekte daugiau orientavomės į hibridinę mokymui skirtą infrastruktūrą, tai yra interaktyvios lentos, mikrofonai, kolonėlės, bet ir kartu tikrai labai svarbus yra kompiuterinė technika, kompiuterinė įranga, tačiau jai, kaip ir minėjau, yra skirtas kitas valstybinis nacionalinis projektas. Na ir EdTech projekte rezultatai, kuriais jau galime pasidžiaugti, tai pedagogų skaitmeninių kompetencijų dalyje mokymuose, seminaruose dalyvavo daugiau kaip 2400 pedagogų. Jeigu vertinant bendrą rodiklį, tai atrodo nėra labai daug, apie 10% visos pedagogų imties, tačiau tai turėjo stiprų poveikį, kadangi visas turinys mokymus tai buvo orientuotas į praktinę dalį, tai pedagogai tiesiogiai kiekvieną dieną dirbdami su seminaro medžiaga, mokymų medžiaga, dirbo kartu klasėje ir su mokiniais, atlikdami skaitmeninės užduotis ir naudodami įvairius skaitmeninius įrankius. Skaitmeninės kompetencijas kėlė taip pat ir aukštųjų mokyklų dėstytojai, jų buvo virš 800 ir norisi pasidžiaugti, kad aukštosios mokyklos, matydamos prasmę ir naudą mokymų, išplėtė tikslinę grupę ir įtraukė didesnį skaičių dalyvių, negu buvo suplanuota projekto plane. Kaip minėjau, įranga buvo aprūpintos mokyklų klasės, hibridinės įrangos buvo įsigyta 557 komplektai skirti bendro ugdymo mokykloms, įskaitant ir profesinės mokyklos, kurios vykdo bendro ugdymo programas, ir 200 komplektų įrangos aukštųjų mokyklų auditorijoms. Projekte buvo labai svarbu pirmiausia išsigryninti, kaip mes suprantame, kokia įranga reikalinga šiuolaikiniai mokyklai, šiuolaikiniai aukštai mokyklai ir norint ir siekiant turėti kokybišką sklaidą ir turinį. Tai šiam tikslui pasiekti buvo organizuota darbo grupė ir tik įsitraukus ekspertam buvo išsigryninta techninė specifikacija, pagal kurią ir įsigyta reikiama įranga ir įdiegti reikiami sprendimai mokyklose. Įrangos tikrai, reikia pripažinti, nėra pakankama, kad galėtumėm aprūpinti kiekvieną mokyklą ir turėtumėm įrangos kiekvienoje klasėje, tačiau tai yra pavyzdys, standartas, kuris yra kaip gairė savivaldybė mokyklom, kaip turėtų būti aprūpinta kiekviena klasė, siekiant turėti skaitmeniškai įrengtą ir inovatyvią klasę. Pedagogai studijavo, IT studijavo ir džiaugiamės, kad 514 pedagogų baigė IT studijas. Projekte buvo sukurti prototipai mišriam hibridiniam nuotoliniam mokymui. Mūsų prototipai jau įgavo ir pavadinimą, yra pavadinti įrankių planeta. Tai yra pamokų scenarijai, pavyzdžiai, kaip turėtų būti organizuojamos pamokas skirtingiam dalykam, kai turime kitokias formas, tai yra mišrus, hibridinis ir nuotolinis būdas. Na ir suskaitmeninti dalykai aukštųjų mokyklų, tai jų turime virš 1000, tikrai labai didelis stulbinantis skaičius ir turėsiu atskirą skaidrę dar apie tai. Ir didelę reikšmę projekte sudarė inovacijų išbandymas mokyklose, tai viso buvo išbandyta virš 50 sprendimų, jų buvo įvairiausių, tiek techninė, tiek programinė įranga, lietuvių ir užsienio kūrėjų. Na ir iš viso dalyvavo virš 370 mokyklų. Kas buvo svarbu šioje veikloje, padrąsinti mokyklas, bandyti ieškoti jiems geriausių sprendimų,
kurie būtent atlieptų jų poreikius ir problemas. Nes nebūtinai vienas sprendimas, kuris tinka tam tikrai situacijai, būtinai išspręs kylančias problemas ir kitoje mokykloje. Tai visgi kiekviena mokykla buvo skatinama įsivardinti labai aiškiai problemą, kurią nori spręsti, ir išbandymo laikotarpiu ieškoti, ir tą problemą pavyksta spręsti pasirinktų EdTech sprendimu. Ir grįžtamasis ryšys, kuris buvo teikiamas, jis buvo labai naudingas ne tik mūsų komandai, bet ir kūrėjam, inovatoriam, kurie galėjo tobulinti sprendimus eigoje. Na ir labai trumpa skaidrė apie skaitmeninių kompetencijų dalį. Turėjome tikrai nemažas grupės, kaip minėjau, unikalių dalyvių 2400, jeigu taip žiūrėti per atskirus lygmenis. Tai turėjom ir didesnius skaičius. Mūsų grupės pedagogų buvo išskaidytos į 2 skirtingas grupės, tai yra priešmokyklinio pradinio ir pagrindinio ir vidurinio ugdymo sritis. Viso pagal Europos komisijos gaires yra 6 lygmenys pakopos, kuriuose yra stiprinamos skaitmeninės kompetencijos. Ir Lietuva mes esame išleidę skaitmeninės švietimo gaires, kuriuose užfiksavę, kad norėtumėm, jog kiekvienas mokytojas būtų įgijęs bent B1 lygmens skaitmeninės kompetencijas. Tai šiai dienai žvelgiant į šiuos skaičius ir matant pakopas lygmenis, kuriuose pedagogai stiprino skaitmeninės kompetencijas, matome, kad dar nesame pasiekę B1 lygmens. Na, o kiekviena mokykla turėtų turėti bent po vieną mokytoją C1 lygmens, tai yra kūrėjų inovatorių, kuris dalinasi praktika, yra proaktyvus, tiek dalindamasis patirtimi, tiek ir ieškodamas inovatyvių sprendimų ir jos diegdamas mokyklose. Projekte, kaip ir minėjau, didelis dėmesys skirtas skaitmeniniam turiniui. Tai yra ta tokia bazinė dalis turinio pagal bendro ugdymo programas, kuris skirta Lietuvos mokykloms naudotis nemokamai. Visas skaitmeninis turinys yra talpinamas švietimo portale e-mokykla.lt. Ir projekto eigoje išsigryninome, kad kiekviena kategorija, gal kiekviena skirtinga rūšis, be abejo, jinai atneša ir tam tikrą kitokį tikslą ir turi skirtingą paskirtį. Tai buvo kuriami ne tik skaitmeniniai vadovėliai, tačiau ir garso vaizdo medžiaga, kuri leido mokiniams tiek mokyti savarankiškai, tiek pakartoti sudėtingas tematinės sritis, ypatingai skiriant didesnį dėmesį matematikai. Ir kuriant vaizdo pamokos, buvom savo išsikėlę ir tikslą, ir galbūt tokią problemą, kurią norėjome spręsti, įsivardinę, matom, kad labai daug matematikos uždavinių, teorijos yra labai sunkiai vaikams suprantama, kaip tam tikra teorija gali būti pritaikyta praktikoje. Todėl didelis dėmesys buvo skirtas vizualiam perteikimui, tai yra vaiko motyvavimui, kad tai nėra nereikalingi, beprasmingi dalykai, kad visa teorija, kurią jisai išmoks ir kuri jam yra skirta mokykloje, ją galės praktiškai pritaikyti. Tai tą galite matyti sukurtose matematikos vaizdo pamokose. Mūsų pati didžiausia susidomėjimą ir pasisekimą matyti sulaukia yra simuliacijos ir interaktyvūs modeliai, biologijai, chemijai, fizikai ir interaktyvūs žemėlapiai geografijai, kur vaikas gali tiek pamokoje prie interaktyvaus ekrano, dalyvaujant visai klasiai, spręsti įvairius eksperimentus, tyrinėti ir proaktyviai savo veiksmais, keičiant parametrus, gilinti supratimą ir suvokimą tam tikrų teorinių žinių ir reiškinių. Ir netgi atlikti tokius reiškinius, kuriems kartais reikalingos laboratorijos, bet jos yra neprieinamos. Tai simuliacijos ir interaktyvūs modeliai iš ties šiai dienai yra labiausiai naudojamos mūsų skaitmeninės priemonės ir produktai, kurie yra patalpinti e-mokykloje. Edukaciniai žaidimai, sužadinti, motyvuoti,
ir sudominti sudėtingomis temomis, ir užduočių bankas, kuris labai buvo laukiamas ilgai mūsų mokytojų. Tai stengiamės atliepti mokytojų poreikį, nes pasitikrinimo užduočių norisi ir sukurtas šiai dienai tikrai toks labai platus, virš 7000 užduočių yra talpinama užduočių banke. Ateity planuojama plėsti ir talpinti visas užduotis, kurios naudojamos yra išoriniam pasiekimų vertinimui. Ir kas svarbu paminėti, kad mokytojas per platformą gali paskirti užduotis, matyti, kaip mokiniams sekėsi, matyti analitiką, ją analizuoti ir jeigu mokiniui nesiseka tam tikros temos, atitinkamai individualizuoti ugdymą ir kada reikia jam padėti. Paminėčiau 2 dokumentus, kuriuos rekomenduočiau pasiskaityti ir pasinagrinėti, tai yra skaitmeninės švietimo gairės, iš esmės visi atsakymai vadovui ir ta vizija ir lūkestis, kokią mes kaip Lietuva matome skaitmeninę mokyklą, tai aptartos tiek skaitmeninių kompetencijų svarba, reikšmė ir eiga, kaip vadovas, mokyklos vadovas turėtų planuotis skaitmeninių kompetencijų stiprinimą savo komandoje. Taip pat ką reiškia mokyklos infrastruktūra, kaip jinai turėtų būti pritaikyta, kad tinkamai panaudoti skaitmeninį turinį. Na ir dar vienas dokumentas, kuris svarbu analizuojant, tai kokias skaitmeninės mokymo priemonės turėtų pasirinkti mokykla, kaip jas išsireitinguoti, išsiskirti, kaip aptarti jų naudojimą komandai, tai tikrai yra puikios rekomendacijos, kurios atsakys tiek į procesinius, tiek į turininius klausimus, tad rekomenduočiau susipažinti. Na, čia kelios skaidrios demonstruojančios pačią aprėptį, tai kaip ir minėjau, inovacijų išbandymo veikloje dalyvavo mūsų visa Lietuva, visi regionai ir mokyklos. Turėjome virš 360 mokyklų ir buvo išbandytas 51 sprendimas. Įranga, kaip minėjau, įsigyta yra tiek bendro ugdymo mokyklom, tiek ir aukštosiom mokyklom. Ir iš viso yra 260 įstaigų, kurios turi bent po vieną, po kelis standartinius komplektus, įrangos komplektus, hibridinio, nuotolinio ugdymo organizavimui, bet be abejo visa įranga, kuri buvo įsigyta, jinai gali puikiausiai tarnauti ir kasdieniai veiklai ir kasdienos pamokų organizavimui. Aukštųjų mokyklų dalyje, kaip ir minėjau, buvo suskaitmeninta virš 1000 dalykų ir modulių užduočių, tai labai džiaugiuosi, kad aukštosios mokyklos įtraukė visą bendruomenę, tai džiugu, kad pavyko išlaikyti tokį iškeltą lūkestį, kad dėstytojai stiprindami skaitmeninės kompetencijas iš karto pereina ir į praktinę dalį, skaitmenina savo dalyko turinį, kas leidžia dar matyti stipriau ir suprasti ir susimodeliuoti, tai koks tas skaitmeninis turinys turėtų būti perteikiamas studentam. Ir iš karto ne tik teorinę dalį apimant, bet ir praktinę. Na ir kaip matote, priemonių yra įvairiausių, tiek ir socialinių mokslų, jų daugiausiai, nes daugiausiai matyti ir turime programų, technologiniai mokslai, gamtos, medicinos. Priemonės tiesa, jos yra uždaros, gaunam tokių, sulaukėme klausimų, ar galima būtų pasinagrinėti ir pasižiūrėti, tai projekte buvo palikta galimybė aukštosiom mokyklom, jeigu jos nenori viešinti, o dauguma ir nenori viešinti, tai yra pasilikta pačios aukštosios mokyklos apimtyje, tą priemonę naudotis, dauguma jų talpinosi į virtualią mokymosi aplinką Moodle, tai naudojasi viduje, tačiau nėra prieinama ir matoma išoriai. Na ir pabaigai pasidžiaugsiu, kad šie rezultatai sutelktis ir bendruomenės įsitraukimas leido būti pastebėtiems ir tarptautiniu lygmeniu. Tai šiais metais projektas buvo apdovanotas Europos komisijos organizuojamam konkurse Innovations in Politics ir švietimo kategorijoje buvom pripažinti geriausių Europos projektų.
Kartu labai džiaugiuosi, kad per šiuos 2 metus pavyko sustiprinti partnerystę su užsienio šalimis, su kuriomis dalinamės patirtimi, praktikomis. Ir tai tikrai leidžia mums tiek patiems parsivežti gerųjų praktikų, tiek ir save pristatyti, kas irgi yra svarbu, nes turime kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti. Ir kiekviena šalis nori savo pačiausius geriausius sprendimus demonstruoti, parodyti, pristatyti. Tai manau, kad mes kaip šalis taip pat turime didžiuotis, kad ETEC bendruomenė stiprėja. Labai pritarčiau kolegų nuomonėm dėl mokslininkų įsitraukimo, dėl analizės, nes tos vertės demonstravimas jisai kiekvienoje šalyje yra svarbus. Ir kaip tą vertę demonstruoti, tai čia matyti irgi dar yra iššūkis ne vienai šaliai. Dalis šalių yra sukūrusios mokslininkų komandas, grupės, kurios teikia išvadas ETEC sprendimam, jos analizuoja. Bet ar tai yra mūsų šalies kelias, matyt, dar reikia ateityje susidėti tam tikrus taškus, nes tai yra svarbu validuoti sprendimus ir tuomet dar stipriau juos pristatyti užsienio šalim. Tai ačiū labai ir tiek buvau pasiruošus šiam kartui. Dėkui labai, Indrė, džiaugiuosi ir džiaugiamės visi, kad pavyko prisijungti, kad galėjom matyti. Ačiū labai visiems ekspertams, jūsų ekspertizė yra tiek koncentruota, kad ir tiek yra stipri ir plati, kad iš tikrųjų per mažai yra tos 1,5 valandos, kiek jau mes čia dabar esam, tam, kad galėtumėm dar ir išsamei aptarti tuos klausimus, kurie be galo yra aktualūs. Tai jau daugiau nedrįstu piknaudžiauti ir mūsų klausytojų laiku. Ir tikrai buvo klausimų, bet aš matau, Kęstutis ir atsakė už į pateiktą klausimą, tokį aktualų turbūt visiems. Tai nedrįsdama toliau jūsų kalbinti, nors turbūt klausimų kyla ne man vieno ir kitiem, tiesiog dėkodama jums už tai, kad jūs sutikote Ledem asociacijoje prezentuoti savo tą ekspertizės lauką. Tiesiog noriu atsisveikindama dar paanonsuoti rytdienos mūsų renginį, kuris yra skirtas skaitmeniniai lyderystė ir tyrimams, ir jį moderuos profesorė Nijolė Brukšaitienė, Vilniaus universiteto atstovė, o dalyvaus daktarės ir docentės Estela Daukšienė, Indrė Oleškevičienė, kurios apie mikrokredencialų patirtį, irgi labai aktuali, inovatyvi tema ir teorija ir praktika, ir taip pat doktorantės iš Vilniaus universiteto Karolina Levanaitė ir Laura Kildė, ir taip pat Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė Kristina Domaitienė pristatys savo tyrimus ir savo įžvalgas apie tyrinėjimą sritį. Tai ačiū visiems dalyvavusiems, linkėdama geros dienos, ačiū ekspertams. Iki pasimatymų. Ačiū labai, viso gero. Ačiū viso gero.